Sveiki, mėlyjeji mano bičiuliai, draugai ir ypatingai tie, kurie mane reguliariai remit, kad aš galėčiau kaip misionierė maldos namuose tarnauti dieną naktį. Taigi, kuo aš norėjau pasidalinti, prieš nosį baigėsi mūsų paskutinis vadinamas Big Saturday, didysis šeštadienis, kurį mes organizuojam maldos namuose nuo kovo mėnesio, nuo gegužės mėnesio. Taip pat šis video yra turbūt paskutinis šiais metais. Ir ką aš norėjau su jumis pasidalinti. Tai pirmiausia, kad buvau Romoje. Atlikau tokią piligriminę kelionę, visai neplanuotai piligriminę, bet su drauge senai planavom aplankyti Romą. Ir supratau, kad gyvendama viena atpratau keliauti su kitais ir kad kartais tikrai kainuoja apsisprendimo ir išminties auginti tuos santykius ir ne viskas gaunasi iš pirmo karto. Bet mes su drauge likom draugės, kai kurie konfliktai mus tik suartino ir parodė mūsų trapumą ir kad kitas žmogus lygiai taip pat toks pat trapus yra ir kartais, kad reikia tikrai savo ambicijas ir nesupratimą padėti į šalį, kad pradėt kalbėtis. Mums pavyko, mes džiaugiamės ir tikrai buvo labai gražus ir karštas laikas. Kaip žinot, karštis mane įkvėpia. Dar vienas dalykas, kas mane nuolat stebina, tai kad Romai esu girdėjusi iš vieno kunigo, yra virš 900 veikiančių bažnyčių, kurioje yra aukojamos šventosios mišios. Tai reiškia, tai yra ne tik pastatas, bet tai yra erdvė, kurioje yra garbinamas Dievas. Tai tikras Dievas, gyvas Dievas, Dievo sūnus Jėzus Kristus. Tai tikrai yra didžiulis dalykas. Ir aš nuolat apie tai galvojau, kodėl Roma, kodėl Europa. Ir jau keletą metų, ir ypatingai paskutiniais mėnesiais, mane įkvėpė šita mintis, kad Romos miestas ir visa Europa yra pastatyta ant kankinių kraujo. Nes beveik nėra šalies, kurioje misionieriai buvo sutikti sveiki atvykę. Beveik visi misionieriai pirmiausia buvo nužudyti ir tik tai antroji banga pasiekė žmonių širdis. Tai yra didelis dalykas ir tai yra didelė viltis man toliau tikėti, kad Europa iš tikrųjų turi ateitį. Europa yra pastatyta Jėzaus Kristaus per jo mylimus kankinius ir todėl Europa turi ateitį. Ir todėl Europa turi jėgą ir turi Dievo šviesą. Tai šitas dalykas mane įkvėpė žinoti, kad jokia islamizacija Europai negresia, kol mes tikim, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi, esam visi pakeliui dar labiau tuo į tą įsišaknyti, nebūtina to skelbti ant kiekvieno skersgatvio, bet tą žinoti yra tikrai būtina. Mano tokios mintis. Antras dalykas, kuo norėjau pasidalinti, tai aišku mano kelionė į Lietuvą, ypatinga kelionė, viena iš tų kelionių, kurios įsimena ilgam. Nes prieš porą savaičių aš su Johannesu Hartlu, tai yra mano maldos namų įkūrėju, buvau Lietuvoje, jis buvo pakviestas kaip kalbėtojas ir aš šiek tiek jį palydėjau šitoj kelionėj, aišku, maldoj ir džiaugsme. Pirma vieta, kur jisai dalyvavo, buvo Vilniaus Ramintojos parapija, kuri mane labai nustebino tikrai tokiu modernumu ir tokiu šviesiu modernumu. Tas modernumas, kuris tarnystės modernumas yra, kuris yra tai, kad ieškoti geresnių būdų perduoti šiuolaikiniams žmonėms žinią apie Jėzų Kristų. Ir kaip tik apie tai kalbėjo ir Johannesas savo mokyme anglų kalba. Įrašas kažkada turėtų pasirodyti ir buvo labai džiaugsmingai priimtas. Tikrai salė buvo, arba bažnyčia, Ramintojos bažnyčia buvo pilna ir dar antram aukšte buvo žmonių. Mane nustebino tas tikrai toksai kaip skruzdėlynas, kaip darbas kaip skruzdėlynė. Kiekvienas žino savo
savo darbą, ką jisai turi atlikti, savo užduotį ir visi kartu kūrė dangaus karalystę. Tai tikrai buvo gera tai patirti. Antra diena buvo mano mylimam, mano gimtiniai Kaune, charizmatiniam bendruomenėm, renginys galbūt ekumeninis labiau buvo, nežinau, kiek ekumeninis jisai buvo, ar buvo ekumeninių bendruomenių, kurios nėra katalikės, bet ten tikrai sutikau labai daug savo draugų ir bičiulių, kuriuos pažįstu daug metų ir kurių tikėjimą matau ir džiaugiuosi. Tai irgi man buvo labai brangus susitikimas, tenai Johanesas kalbėjo apie vidinį sodą ir apie sveikus santykius tarpusavyje, ar tai būtų šeimoje, ar tai bendruomenėje, ar tai darbe. Visur mums reikalingas tas krikščioniškas žvilgsnis, ką reiškia tame teisingame santykyje vienas su kitu būti. Apie tai kalba ir šiuolaikinė psichologija ir vis tik šaknis yra krikščionybei. Tai paskutinė dalis šito renginio buvo malda už mus ir mano mylima tema, kurią aš truputėlį pašnibždėjau Johanesui, kad melstis už tą karaliaus sūnų ir dukrų tapatybę vietoj to vargetos mentaliteto, vargetos tapatybės. Ir aš manau, kad ta malda buvo sėkminga, manau, kad daugelis širdžių viešpats palietė ir perkeitė. Tai va, trečioji diena buvo atsinaujinimo diena, kurią organizuoja Gyvieji akmenys daug metų. Ten buvo tikrai 700 galbūt žmonių. Ir Johanesas kalbėjo apie Jėzaus žavesį, apie savo asmeninį santykį su Dievu, kaip jis jį prakalbino ir kodėl prakalbino ir kodėl tai pakeitė jo visą likusį gyvenimą ir netgi labiausiai jo pašaukimą. Ne tik požiūrį į visą pasaulį, į save, į žmonės, bet ir į pašaukimą. Tai buvo, sakyčiau, kelionė buvo labai labai sėkminga, tas mane džiugina ir tas man teikia vilties, kad Lietuva tikrai yra Dievo rankose ir kad jisai turi planų, gerų planų Lietuvai. Tai va, mes stovim prieš MER konferenciją, tai yra nedaug laiko beliko, nežinau, ar kas iš lietuvių atvyks. Labai trokščiau, labai džiaugčiausi, bet jeigu ne, tai viskas yra Dievo valioj. Ir kas mane labiausiai įkvėpė šitam laike melstis už tą teisingą santykį vienas su kitu ir ieškoti Dievo valios. Nes prieš kelis metus man viešpats kažkaip maldoj apreiškė tokį paprastą dalyką, kurį turbūt visi žinom arba daugelis žinom. Jisai sako, man nereikia jokios jūsų konferencijos, jeigu tai sutrukdys arba sulaužys jūsų santykius. Jeigu šita kaina yra jūsų santykių nutraukimas, tai man nereikia jokio renginio. Ir tai mane įkvėpė suprasti arba labiau suprasti, kokia yra Dievo širdis, ko jis iš tikrųjų trokšta, kad jisai trokšta mūsų šventumo ir mūsų šventumo kartu, ne po vieną šventam būti kartais yra daug lengviau. Ir jis trokšta, jo tikslas nėra tuos 12 000 žmonių pasiekti. Jisai gali ir kitais būdais tai pasiekti, bet jeigu mes organizuojam kažkokią tai konferenciją, tai neturėtų būti mūsų santykių kaina. Konferencija konferencijai, o mūsų santykiai turėtų būti ta nauja kultūra, kurią mes integruojam į savo bendrą gyvenimą, į savo santykius kaip darbdaviai ir kaip sakant, karybos broliai sesės ir paprastai kaip žmonės. Tai va, viso to mums reikia ir tai mane įkvėpė toliau melstis už MER konferenciją. Šių metų titulas yra The Sound of Joy, tai yra džiaugsmo skambesys, džiaugsmo skambėjimas. Džiaugsmo garsas, tai labai labai džiaugiuosi tuo, kaip jau būtų svarbu tą mintį, tą džiaugsmo mintį įsileisti, nes džiaugsmas, mano suprantimu, džiaugsmas nėra tai, kad aš emociškai džiaugsmingai esu, džiaugsmas man yra suvokimas, kad Dievas visą turi savo rankose ir viskas baigsis gerai, vienaip ar kitaip. Net jeigu aš ne visai viską suprantu.
Tai va, tai man tai yra džiaugsmo patirtis. Ir paskutinis dalykas, su kuriuo norėjau pasidalinti, tai kad man tai yra stebuklas, kad po 2 metų pertraukos beveik baigėsi Izraelyje karas. Aišku, viskas nėra taip paprasta, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo, bet mane įkvėpė tikrai ta mintis, kad net per tokį įdomų, sakyčiau, lyderį kaip Donaldas Trumpas, viešpats gali padaryti didžių dalykų, nes tiems 20 žmonių, kurie buvo išlaisvinti po 2 metų pertraukos, kankinimo ir gyvenimo tuneliuose, neįtikėtina patirtis, kad viešpats gali ir per tokius žmonės padaryti, kurie nelabai iš pirmo žvilgsnio atrodo šventi. Tai va, ir mes visi turbūt esam pakeliui ir negalim teisti nei vieno, nes viešpaties malonė gali pasireikšti per kiekvieną iš mūsų. Tai duoda man tokios Dievo baimės eiti toliau ir pasitikėti Dievo malonę, kad vis tik esu svarbi jo plano dalis, lygiai taip pat kaip ir kiti mano broliai seserys yra svarbus jo plano svarbus jo plane, jo dalis jo plane. Ir pabaigai norėjau jūs palaiminti vienu žodžiu, kuris užkliuvo prieš kelias dienas. Tai yra Mozės ta paskutinė giesmė, malda. Nežinau, kaip jis ją išreiškė, kas ją užrašė, bet tikrai įkvepianti malda ir giesmė. Daug ir ten priekaištų Izraelio tautai yra, bet labiausiai mane įkvėpė 4 eilutė. Tai aš noriu jums perskaityti ir pasimelsti už jūs. Perskaitysiu nuo pradžios ir iki 4 eilutės. Klausykitės dangus, leiskite man kalbėti. Te girdi žemė mano lūpų žodžius, te krinta mano mokymas kaip lietus, te laša mano kalba kaip rasa. Tarsi švelnus lietus ant gležnos vėjos, tarsi rasos lašelė ant žolės. Juk viešpatės vardą skelbiu, duokite garbę mūsų Dievui. Tai uola. Jo darbai tobuli, visi jo keliai iš tikrųjų teisingi. Ištikimas Dievas be apgaulės, teisus ir patikimas. Ir viešpatie dėkoju tau už to žmonės, kurie žiūri šitą video, palaimink jų širdis. Ypatingai dėkoju už tuos, kurie finansiškai prisideda prie mano tarnystės. Palaimink jų finansus, viešpatie, padaugink tuos finansus, atlygink jiems 100-eriopai. Ir viešpatie parodyk, kad tu esi ištikimas Dievas, net kai mes esam su apgaule, net kai mes nesam nei iki galo ištikimi, jeigu mes darom ne tai, ką norim daryti, o nedarom to, ką norėtume daryti, tu esi tas ištikimas, stabilus ir patikimas Dievas be apgaulės, kuriuo mes galim pasikliauti. Palaimink kiekvieno širdį viešpatie savo begalinę meilę. Tau, Jėzau Kristau, šlovė ir garbė už mūsų bendrystę, už mano tarnystę ir už žmones, kurie šią tarnystę padaro regimą. Amen.